Esu Julius, nepilnametis, 17 metų ir atlikome eksperimentą, kurio metu bandėme išsiaiškinti, ar degalinėse parduoda alkoholį nepilnamečiams. Ir kad ir kaip būtų gaila, pasitvirtino ta pozicija, kad vis dėlto parduoda ir gan lengvai. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad parduos tiek daug alkoholio. Pirkome, kaip matote, po vieną skardinę alaus kiekvienoje degalinėje ir iš 17 degalinių tik tai 3 degalinėse nepardavė. Tai aš šito nesitikėjau, gan buvo man liūdna. Tai tokiame eksperimente dalyvauti ir tai viską stebėti, bet ir svarbiausia, kad buvo gan lengva nusipirkti alkoholio, dauguma net neklausė pažymėjimo, tiesiog greitai pardavė ir viskas. Ir tik tai keletoj degalinių paklausė pažymėjimo, bet ir tai pardavė ir tik tai 3 nepardavė iš viso alkoholio. O šiaip manau, kad būtų galima ir reikia spręsti šitą problemą, nes labai lengva įsigyti alkoholio nepilnamečiams, o tai yra visuomenėje blogai. Ten tu turėsi? Ne, neturėsiu. Dabar 24? Nors, palauk, gal. Turiu tik 50 metų. Gerai. Lemputę tokią turėsite? Bet turbūt vis tiek daugiau alaus perka negu lempučių. Nu, tikrai taip. Nežinau, ar gerai, ar blogai. Ar kas nors šviežia yra čia? Gaminta čia pas jūs, ar ne? Čia tik tai alų perka šviežia žmonės. Aš manau, daugiau maisto perka ir alaus. Aišku, kad alaus. Jasna, nu, tai sako. Čoko džapa. Nu, aš pasimsiu. Mašta tankau, tai nežinau, neparduosi tikrai, ne? Nu čia maštai, palikau Opelį. Jo, šitą. Tai atneškit, tai neturit mašiną. Gerai, neparduosi tikrai. Tikrai ne. Vadinasi, neturit. Kokia principinga? Taip? Kodėl? Tai man po to bauda už tai bus. Gal žmogui sunku po penktadienio? Čia žmonės turbūt daugiausiai tą alų... Po naktinės. Po naktinės. A čia daug tokių turbūt atvažiuoja, apsvaigusių, nusipirkti davė. Pasitaiko? Maštai palikau, čia Opelį. Aš jo, galim ir kartu. Ne, tai aš galvoju dar pirkti, nepirkti tos chemijos, visur privaryta. Sakė, labas rytas.
Kažkaip etiketė užklijuota. Ir net 18 metų nereikia, kad nusipirktų, ne? Negražu turbūt. Be 18 metų pardavė. Sakai, kad jam nėra 18 metų? Aš nežinau. Dokumentas žinau. Ne pirmą kartą klientas atvažiavo. Ne pirmą kartą? Pirmą kartą. Jau kartą jau tikrinu. Aišku. Aš pirmą kartą iš jūsų buvau šitoj degaliniai, net nesu taip toli važiavęs, ką jau kalbėti apie alkoholio pirkimą, aš jo net nesu pirkęs iki šio eksperimento. Ta moteris meluoja. Moteris meluoja geriau. Mašinai bus palikęs, galima susimokėti. Daug kas taip sako. Ne. Ką? Tai su draugais. Tai duokit gal, kad dabar čia užlaikytą eilę. Tikrai nepaduosi. Daug kas taip sako. Nu tai čia taip reikia įrodinėti kiekvienam. Teisingai. Gerai. Pavadėjau. Susitrauksim. Tai dešinė? Ne, gal nepirksiu. Ačiū. Duok, jau. Vieną kartą. Gal dar kažką pranosi? Prieš egzaminą sau gerai bus. Eksperimentas dar kartą parodė, kad degalinės yra tikrai ne ta vieta, kur galima būtų prekiauti alkoholį, nes jos net neužtikrina įstatymų vykdymo. Degalinių asociacijos prezidentas gerbiamas Šukys pasakė tokią mintį, kad degalinėse alkoholį įsigyti yra daug sunkiau nei parduotuvėse, dėl to, kad ten yra užtikrinama pardavimų kontrolė, yra stebimos kameros, tačiau, kaip matome iš rezultatų, tai yra ne visiškai tiesa.